Sveiki, mėlyjeji, šiandieną keliausime į Valetos miestą ir kaip tik mus pasitinka Floriana ir Valeta vartai. Knisjeta San Publiju esanti Florianoje yra viena iš svarbiausių bažnyčių šalyje. Ji pastatyta Švento Publijaus garbei. Pagal tradiciją pirmojo Maltos krikščionių vyskupo, kuris manoma svetingai priėmė apaštalą Paulių po jo laivo sudužimų saloje. Robert Samud Hall. Tai įspūdingas neogotikinio stiliaus pastatas. Iš pradžių pastatytas kaip bažnyčia, o dabar naudojamas kaip koncertų ir kultūros renginių salė. Sarija bažnyčia buvo atstatyta po Didžiojo maro 1676 m. kaip padėka už miesto išgelbėjimą. Jos vidų puošia garsaus baroko dailininko Matija Preti freskus, vaizduojančius švenčiausiosios mergelės Marijos gyvenimo scenas. Argoti botanikos sodas yra vienas seniausių šalies sodų, kurtas 18 amžiaus pradžioje kaip riterių poilsio vieta. Šiandieną sodas garsėja įspūdinga augalų kolekcija, įskaitant retas Viduržemio jūros ir vaistinės rūšis bei ramią atmosferą. Ir kaip matote, atsiveria labai gražus panoraminis vaizdas. Mal sodas yra vienas pirmųjų viešųjų sodų Europoje. Šis ramus parkas buvo sukurtas kaip poilsio vieta Maltos riteriams. Sodas taip pat garsėja skulptūromis skirtomis žymiems Maltos istorijos veikėjams. Tritono fontanas, esantis prie įėjimo į Maltos sostinę Valetą, yra vienas garsiausių šalies simbolių. Fontanas vaizduoja 3 milžiniškus mitologinius tritonus, laikančius didžiulį dubenį, simbolizuojantį Maltos jūrinę istoriją. Valeta – miestas muziejus. Jis yra UNESCO pasaulio paveldo objektas, kuriame persipina renesanso architektūra, siaurų gatvių žavesys ir neįtikėtini jūros vaizdai. Nepatingėsime pasivaikščioti po šią spalvingą istorinę vietovę, kur kiekvienas kampelis slepia naują istoriją. Užlipę ant Švento Jono bastiono matome atsiveriantį gražų vaizdą. Bastionas yra dalis tvirtovės, kurią Maltos ordino riteriai pastatė 16 amžiuje, siekdami apsaugoti miestą nuo Osmanų imperijos antpuolių. Įdomu tai, kad šis bastionas buvo strategiškai svarbi gynybinės sistemos dalis, leidusi apginti uostą ir stebėti visą aplinkinę teritoriją. Šiandien iš bastiono atsiveria nuostabūs vaizdai į didįjį uostą ir aplinkinės apylinkės. Todėl tai yra viena mėgstamiausių lankytojų vietų Valetui. Viktorijos bažnyčia yra pirmoji bažnyčia pastatyta Valetoje. Ji buvo įkurta 1566 metais, minint Maltos pergalę didžiajame turkų apgultyje, todėl laikoma ypatingų istorinių simbolių. Ilburgata Kastridža šiandien yra Maltos ministro pirmininko rezidencija ir biuras, simbolizuojantis ilgaamžę šalies istorijos ir politinės galios jungtį. Švento Jono katedra yra viena įspūdingiausių baroko stiliaus bažnyčių. Ji garsėja savo nuostabiais interjerais ir ypač išskirtinėmis Karavadžio tapybos freskomis. Galimas nemokamas įėjimas tik į bažnyčią tarp 5 ir 6 valandos, kai vyksta mišios. Švento Jurgio aikštė yra viena iš pagrindinių miesto aikščių, garsėjanti savo istorinę reikšmę ir įspūdingais architektūriniais objektais. Ši vieta buvo liudininkė daugelio svarbių istorinių įvykių, įskaitant Maltos nepriklausomybės skelbimą. Grandmaster rūmai buvo Maltos didžiojo magistrato rezidencija ir valdžios centras. Įdomu tai, kad rūmuose yra įspūdinga vyriausybės salė, kurioje 1800 metais Britų kariuomenė priėmė Maltos kapituliaciją, o vėliau jie tapo Britų administracijos būstine. Rūmai taip pat saugo vertingą meno kolekciją ir yra atviri visuomeniai kaip istorinis ir kultūrinis objektas.
Tolumoje matosi 3 miestai, į kuriuos kelsime su ferį, bet kitos savaitės pabaigoje. Lower Baraka sodas yra ramus parkas įkurtas ant senovinių miesto gynybinių sienų. Įdomu, kad šis parkas yra žinomas dėl savo memorialo skirto maltiečiams kovojusiems už laisvę. Taip pat čia yra garsusis Vitorija fontanas, primenantis Maltos pergalę prieš Osmanų armiją. Dieną užbaigėme grožėdamiesi naktinę Maltą, o rytoj keliausime į Rabat ir Emdina miestelius. Gražaus vakaro visiems!